jį atveda kažkokie nepažįstami žmonės pas mane. Ir jie sako, kad jie rado jį paguldžiusi kūdikį ant smėlio vasario mėnesį prie marių. Paskui aš tik sužinojau, kad jisai tai darė, nes jisai bandė nufotografuoti, kad padarytų pasą jai. Buvo pasiguldęs ant smėlio ir bandė nufotografuoti paso nuotraukai, kurį jisai galų gale pagamino tą pasą. Ir ne vieną jai pasirodo, aš paskui net nežinau, be mano žinios. Be mano žinios jis, tarp kitko, ją įregistravo Aleksandros vardu irgi, nors jos vardas ne Aleksandra, žinai. Ir jau šitus faktus vardinant institucijom neužteko jiems įrodymų, kad yra planuojamas pagrobimas. Nori šaltibarščių? Ne, pušu. Šaltibarščių iki, pačiu iki. Nuo pat pirmų besilaukimo tų savaičių aš jaučiau, kad jis, kai gims vaikas, jisai jį tiesiog išsiveš į Rusiją. Grasinimų nebuvo, bet nuojauta tai nereali buvo nuojauta. Ir aš iš tikrųjų nežinojau, ką su ja daryti. Pradžiai tai aš savyje tą nešiojausi. Paskui aš pradėjau labai atsargiai kažkam pasakyti. Ir mane taip biški laikydavo tokia durnelė, žinai. Kaip galima, nesąmonė. Kaip gali tėvas nuskriausti savo kūdikį. Bet mano vidus labai aiškiai žinau ir aš save ruošiau tam. Kad aš ten savo kažkokiem artimiems žmonėms sakydavau, tai vienas dalykas, jie ką gali išklausyti, žinai, ką jie padės, bet institucijos šito, kad neišgirdo, tai man buvo skaudžiausiai. Jos nesureagavo, o kaip tik naudoja spaudimą, kad aš duočiau kūdikį tiek, kiek jisai prašo. Pavyzdžiui, 3 mėnesių kūdikį jisai prašydavo pasimti 8 valandom žiemą į lauką. Ir man būdavo, pavyzdžiui, nesaugu, aš nenorėdavau, kad jisai keistų sauskelnes vidury žiemos mašinoje. O užeiti į namus jisai atsisakydavo. Jisai ten šmeižia, kad aš ten prostitutė, narkomanė, viso kaip taip rašydavo, žodžiu, ten tas skundus. Ir jie atvažiuoja ir jie patikrina ir pamato, kad aš visai normalus žmogus. Bet kai juos nuolatos dirgina, tai tada patyriau tokį institucinį smurtą. Buvom dėję iki tokios situacijos, kad man išrašė administracinę baudą, kad aš neduodu kūdikio jo tėvui, tokiom sąlygom, kokių jisai reikalauja, ir aš turėjau baudą susimokėti. Ir kai įvyko tai, ir, žodžiu, buvo paieška paskelbta, nes jis ten dingo kaip į vandenį tą dieną, ir man pasakė, kad jo, mes jį suradom Rusijoje, tai man taip visai jokios nebuvo, žinai, nuostabos. Man pasakė tą žinią. Ir aš atsimenu, tada sėdėjau ten policijos tam automobilyje ir aš užsimau trenkti kumščiu į policijos ten kažkokią tai aparatūrą ir save sustabdžiau, kad nesulaužyčiau kažko, bet aš atsimenu tą momentą, kad aš norėjau trenkti iš to, kad aš pasilikau savo visą tą žinojimą, kad neradau, kas manim patikėtų ir kad mes būtume galbūt išvengę šito kažkaip. Taip, man iš to pykčio, žinai, ant savęs. Atvėsinsim su pienuku. Pirmas dalykas, ką dariau, tai aš užsisakiau vizą į Rusiją ir dar skambinau aš jiems ir sakiau, kad yra tokia situacija, kad yra pagrobtas kūdikis ir sakau, gal galite man padėti išsimti žalią kortą, kadangi tai yra tokia neeilinė situacija ir reikia greitai reaguoti ir tas kūdikis yra maitinamas pienu ir man reiktų kuo greičiau jį pamaitinti. Ir jie sako, gerai, mes pasitarsime ir paskui aš vėl ten skambinu po kiek laiko ir sako, mums šita situacija netrodo kaip pakankamai svarbi, kad gautume tą žalią kortą. Turite laukti, tą eilės tvarka. Sveika. Atsigerk ir eisim dantukus valyti.
parašiau merui laišką, parašiau prezidentui laišką, prezidentas atsiliepė. Per tokį beldimąsi gavau tam tikrą palaikymą, bet gavau daug ir tokio, tokių replikų, kad mes viską darom, ką galim daryti, bet tu žino, kad mažai šansų. Ypatingai, kai buvo išsiaiškinta, kad jis jau turi Rusijos pilietybę. Per tas 9 paras mano telefonas, jisai buvo nuolatos rankoje, nuolatos veikiantis, nuolatos su laidu, kad neišsikrautų, nes visą laiką vyko strategavimas, ką čia galima padaryti. Na ir aš jau po pirmos dienos iškart pamačiau, kad Lietuvoje aš nieko nepadarysiu. Mes išvažiavom pirmadienį 6 valandą vakaro iš namų ir antradienį 11 mes jau buvom su dukryte grįžę namo. Tai čia buvo 1,5 paros. Nežinau, stebuklas. Tiesiog stebuklas. Nesakau, man daugiau pasakymų iš institucijų ir visų įtakingų žmonių, kad man nepavyks apskritai jo susigrąžinti. Tu bandyk, ta prasme, taip bandyk, būtinai reikia bandyti, bet nesitikėk, kad kažkas pavyks. Kai atitrauki kūdikį nuo krūties ir pradedi duoti mišinukus, jisai nepasisavina tiek skysčio, kiek būdavo, nes kai gerdavo iš krūties, tai geria kiek nori. O mišinukas baigėsi ir gal jis nedageria, ir pavyzdžiui, jam trūko. Ir tai akivaizdu buvo, kad trūko skysčių. Ir sakė, tokio amžiaus kūdikiui dehidratacija yra itin pavojinga gyvybei. Tai taip gražiai man pasakė daktaras, sako, kad labai laiku parsivežė. Nes čia galėjo būti ir savaitės klausimas.